Tai gal nori atvaryti į Balį vilų statyti. Užsieniečiai negali statyti, tai vis tiek stato indoneziečiai. Pridavimo dieną sako, aš tau galiu garantuoti, niekas nepamatys. Balis nėra ta rinka, kur lietuviško kokybę galėsi padaryti ir tai niekada nebus ta vieta. Ir kiek daug visokių negatyvių dalykų nutinka. Apgavystės, statybininkai tenai pridaro nesąmonių ir panašiai. Jeigu tu matai gerokai pigesnę vilą, tu paklaus, kodėl viena yra brangesnė, kodėl kita yra pigesnė. Tai būna parašyta 20% ir žvaigždutė. Neįmanoma padaryti, kad būtų mažiau negu 40%. Ir tada vėl tas investuotojas patenka į tokius spastus. Reikia rinktis vystytoją, kuris plaukia vienoj valty su jumis. Ką galim sukurti, kas būtų nenukopijuojama. O kaip žmonės mumis susiras ne per Airbnb, kaip nedependent ant tų platformų. Kas yra sėkmingas projektas, kaip atsirinkti sėkmingą projektą. Lokacija. Jeigu jūs jau išsirinksit gerą lokaciją, jūs turėsite 12% metinę grąžą bet kokiu atveju. Tai nusprendėm įrašyti dar vieną epizodą. Su Jonu pasižiūrėjom, kad yra daug pasikartojančių klausimų iš klientų, iš komentarų, iš pažįstamų, iš draugų ir panašiai. Tai pasižiūrėjom į savo vidinės platformas, tai esam gavę apie 1500 užklausų, iš kurių yra turbūt 80% pasikartojantis klausimai ar kažkokie, kažkokios situacijos ar dar kažkas. Tai visas jas nusprendėm ir rašyti vieną trumpą podcastą, kuriame pristatysim visus tuos klausimus platesniai auditorijai. Papasakosiu turbūt ir apie savo istoriją ir kaip mes čia kas atsiradom, nes to irgi klausė ir aš manau, kad nuo to ir galim pradėti. Jo, tai aš manau, šiandien tiesiog galim pasišnekėti, tarpusavį, nes visada daugiau mažiau stengiamės turėti kažkokį svečią, o šiandien, man atrodo, visai bus naudinga tiesiog dviesi aptarti, kaip viskas prasidėjo, ką mes darom, gal kokią viziją ir tiesiog jo pasidalinti gal mūsų įžvalgom, kas tas Bali, kaip tenais vyksta viskas ir gal kokios mūsų rekomendacijos ar kokias matom kartais rizikas. Tai jo, manau, kad apie tai galim gal ir pašnekėti, nežinau, kaip nuo ko gal viskas prasidėjo, tai iš esmės jo, kad atvažiavau gyventi į Balį ir toks visiškai nebuvo jokių minčių man apie nekilnojamą turtą, tiesiog one way ticket, gyvenu Balį ir jo, matai, kad kažkas tenai sverda. Tai artimiausi draugai, Domantas, mūsų puikus bičiulis, pasistatė butikinį viešbutuką, praėjo visą tą, sakykime, kryžiaus kelius, nes buvo vienas pirmųjų, kuris pradėjo su nekilnojamu turtu. Tada kitas draugas, Tadas, pradėjo savo projektus ir tu būni tam erdvėj ir matai, kad ateini į coffee shopą, kažkas šneka apie nekilnojamo turtą, ten atsiranda vietinių draugų, jie pradeda šnekėti, Jonai gal tau domina žemė ir tu jo, tam verdi būni, ir matai, kad kažkas vyksta. Tai turbūt taip netyčiom atsirado truputį mintis užuomazgos apie nekilnojamą turtą. Visai nenorom. Tai jo, manau, kad toks gal truputį tokia mini įžanga, sakykim, o daugiau vakar kaip ir šnekėjom, kad toks gal pirminis jau buvo jau visiškai momentas, kad gerai kažką reikia daryti, tai su savo bičiuliu Glebu. Mes, atsimenu, 23 metais tikslus rašaus, noriu turėti vilą Balyje. Ir toks, kad 24 metais jau kažkur man reikia ir tada mano bičiulis Glebas sako, Jonai, viskas, dabar. Nuo dabar, sausis atėjo, sako, perkam žemę, ieškom. Ir tada iš tikrųjų pirmas buvo tos žemių apžvalgos, susipažinimai su vietiniais. Ir jo, pradėjom ieškoti, tik tais taip sutapo, kad su Glebu mes nenupirkom kartu žemės, bet žemę nupirkom, tiksliau išsinomavom su Giedrium. Tai tu, Arnai, puikiai žinai tą visą istoriją, tai gal aš auditorijai tiesiog trumpam ir papasakosiu, kad jo, vieną rytą tiesiog šnekam su sese ir tiesiog apie nieką šeimos skambutis, jinai ant garsiakalbio ir jinai juokavo, sako, reikia Giedriui, sako, kažkokių pokyčių. Aš juokelių numetu, sakau, tai gal nori atvaryti į Balį vilų statyti.
Ir jis per garsiakalbį sako, nu, gal ir noriu. Tai vat tokia long story short, po 2 savaičių į Balį mes įsigijom ilgalaikį nuomai 2 žemės. Nu ir va tai prasidėjo ta mūsų tokia, sakykime, istorija. Jo. Jo, toks atrodo, čia labai drūtai ir greitai visas tas, bet čia nemažai metų buvo, nu, kaip sakai, tame virimo gyvenimo ir sukimuose, nes vienas dalykas, kiek aš girdėjau iš tavęs, kitas dalykas, kiek aš pats buvau Balį ir mačiau ten metai atgal, ten gal 5, tai tas Balis labai, nu, keitės. Ir tas pats Uluvatu, kurią mes esam dabar. Ir kur tu gyveni, ir tiesiog kaip tos erdvės visos keitėsi, ir pats net iš, kaip čia, nuomotojo perspektyvos mačiau, kaip tos vilos arba tos erdvės keičiasi, kai tu tenai bookingė tam žiūri. Nu, ir tiesiog dideliu skaičium, dideliu greičiu pradėjo jų daugėti, bet jos tokios besielos. Ir vat, kadangi Domantas ne tik artimas draugas, bet mano ir kito verslo partneris, tai ką jie padarė, ir va, tu gal buvai tenai vietoje ir iš arčiau tai matei, bet jie padarė, kaip jie irgi ne vystytojai, ne dar kažkas, bet jie susižadėtinai tiesiog nusprendė padaryti butikinį viešbutuką, man atrodo, ten 6 unitai yra nuomojami ir ganėtinai iš architektūrinės prizmės ten viskas ganėtinai paprastai, bet jie ką padarė, tai jie padarė tiesiog iš konceptinės pusės, ne? Daug, kaip čia tokia... Labai estetiškai. Instagramable... tokias erdvės, bet visas esmė dėl ko, gal čia svarbu paminėti, kad nu, kaip ta pati rinka Balio keitėsi ir kaip keitėsi ir mūsų abiejų mąstymas ir kaip mes tada patys nusprendėm tenai atsidurti. Vienas tai buvo toksai, kad verslo modelis, nes Domantui partneriui per pirmus metus tenai beveik atsipirko visas tas viešbučio visi kaštai. Čia aš su investuotojais būdamas skambutį šitos istorijos net niekam nepasakoju. Nu, nes jinai yra too good to be true. Tai yra daug faktorių, kurie nulėmė šitą ir čia tikrai nėra kažkoks, kas lūkestis turėtų būti, bet ką jie būtent, man toksai labai įdomus keisas ir yra, nes nėra tai, kad nevyko statybos ten ar nebuvo nuomojimų objektų, tiesiog ką jie padarė, jie pasižiūrėjo į rinką ir padarė kitaip negu buvo. Jie padarė erdvę, kuri yra Instagramable, kur tu nori nuotraukas pasidaryti, kur influenceriai nori varyti ir tiesiog ta erdvė patapo tokia paklausi, kad ir jos pradėjo keistis. Apskritai visą rinką, sakykime, nuo jų tokio sukūrimo tų erdvių. Bet tada, kas pas mumis keitėsi, tai yra, kaip tu sakai, kad jūs su Glebu norėjot žemę nusipirkti. Jo, gal į tą istoriją reikia grįžti, ne, kad būtų nuoseklumas, nes gerai, kad tu biškėtų klausimų užmeti. Jo, nuoseklumo, tai iš esmės buvo asmeninis poreikis, vilai, tu pradedi domėtis, žiūrėti, pradžių žiūrėsi, ką gali nupirkti, po to, kadangi ten gyveni, galvoji, nueisi tuo tokiu gal lengviausiu keliu, pats susirasiu žemę, pats pasistatysiu. Nu ir jo dabar žiūrint atgal, tai net tuo momentu atrodo, nu tu nelabai supranti apie tą rinką ir nu tu pradedi žiūrėti tas žemės. Nu ir dabar mes norėjom pirkti iš tikrųjų Balangane ir ten Glebas buvo žiauriai užsimotyvavęs, kad tenais reikia, nors iš tikrųjų, nu man Balanganas yra visiškai apie nieką. Yra žmonių, kam ten patinka, nu bet ten, man atrodo, žmonės, kai nusipirka Pašilaičiuose būstą, nu, atranda priežasčių, kodėl Pašilaičiai yra gerai. Tai aš taip jaučiuosi apie Balanganą, nors yra tikrai žmonių, mano prancūzas vienas draugas, jis tik Balanganį investuoja, jo draugai irgi tenais. Tai atranda žmonės, kodėl tenais gerai, bet man nei pats bičas nėra kažkoks tenais vienas iš išskirtiniausių, nei kažkokių tenais yra populiariausių sporto klubų, spa, restoranų. Nu, iš esmės, mano aplinkoj niekas nevažiuoja į Balanganą. Visi važiuoja į Binginą arba ten padangas ar kažkur. Tai grįžtant prie tos gal istorijos, jo, kad, žinai, mums tai viskas natūralu, ten mes visą tą istoriją žinom, bet gal kad grįžti įsiplėsti, kaip priėjom prie to, kad atsirado AIA Developments. Tai jo, buvo tas pirmas asmeninis poreikis, tada, kur paminėjau tą tokią istoriją su Giedrium. Tai jo, jis atvažiavo ir aš jau tada buvau turėjęs nemažai, gal pasidaręs to researcho, pravažinėjęs, jau tuo momentu buvo ir vietinių draugų ir dirbu tokiam coworking'e, Monday Coworking, tai yra vietinė
šeima įkūrusi, tai labai faina, nes žiauriai geras, autentiškas vaibas, tai tu labai jauti, kai atvažiuoji kartais į kažkokią vietą, kur yra owneriai užsieniečiai ir kur owneriai yra vietiniai. Nu, jie tikrai tą extra mile padaro ir tu jautiesi ten labai puikiai. Tai vad su jais užmesgiau tikrai gerą santykį, jie patys investuoja, stato vilas, vad coworkingas, jie ten turi kitus verslus. Ir tiesiog sakau, kaip jūs įsigijat tą žemę. Nu ir jie sako, vad yra mūsų ten šeimos bičiulė, Aju vardas, sako, mes viską darom per ją. Nu ir aš susipažinau su Aju, mane labai rekomendavo, pristatė, kad, nu, vat, ne šiaip kažkoks užsienietis, kad draugas. Ir su Aju mes pradėjom ieškoti tų žemių. Tai ir šiaip Bali viskas vyksta tenais labiau šeimom. Nes ten didelės šeimos yra, ten brolių kalnas, pusbrolių ir taip toliau. Tai realiai šeimos būna kartais ir 100 žmonių. Nu tai ir ten panašiai buvo situacija, kad jo senelis, nu, turėjo vat, tikrai įspūdingai gerą žemę Niang regione. Tai ir tuo momentu jo mes tiesiog nuvarėm, atrodo, tu atvarai žemę ir man Domantas su Paulina sakau, kaip jūs vat, išsirinkat, nes tuo momentu tokia pradžia gal visai buvo, tai vat, keli metai, 2-3 atgal. Nu, sako, iš tikrųjų, yra tie techniniai tam tikri dalykai, bet sako, kartais atvažiuoji ir tu tiesiog jauties, kad va ten gerai. Tai būtent į tą Niang atvažiavus, va ten tu kažkaip jutojais gerai. Atrodo, nėra kažko labai įspūdingo ten, nes lyginant su kita žemė, kurią mes turėjom, ten 32 arai, nu, tu puikiai žinai, tai ten ant kalno šviečia visas vandenynas ir tu ten va toks, va ten atvažiavęs, nu, tu matai kažką, žinai, kad va čia kažkoks išskirtinumas. O Niangė buvo tiesiog paprastas žemės lopinėlis, bet tu ten jauties gerai, nu ir iš tikrųjų mums ten pasisekė su ta žemė, jinai ten per metus gal net 2x vertė pakilo. Tu jo, taip prasidėjo galvat, kaip atsirado Giedrius, kad va, mes įsigijom tos žemės plotus, pilnai išmokėjom. Nu ir tada visai kita istorija prasidėjo, nu tai gerai, turim žemę, ką dabar daryti, nes nu Giedrius tai jis yra, nežinau, vat, kas nepažįsta, o kas pažįsta, nu tai toks perfekcionistas, viską reikia iki detalių. Ir dar kontekstui, nes mes giminim Giedrių, taip liktai jisai būtų celebritis Lietuvos, bet Giedrius yra vystytojas Panevėžy nuosavų namų kompleksai. Jo. Tai jo patirtis. Jo, nėra kažkoks didžiulis, kaip jūs sakai, celebritis, kad visi žinotų, jo gerai, kad įtraukė. Bet jo, žmogus su patirtim vysto Panevėžy namus. Dabar tenais daro antrą etapą, ten kitas projektas numatytas. Tai jo, jisai atvažiavo toks, žinai, nu žmogus su daug patirties, atrodo, galėtų daryti, nu bet realiai va tada priėm tokios išvados, nu kad tu atvažiavęs į Balį, kad ir kiek tu tos patirties turi, tu turi pradėti nuo nulio. Tu turi suprasti, kaip veikia kultūra, tu turi suprasti tiekėjus, tu turi suprasti, kad tu negali statyti, nes, nu, Giedriui pirma mintis buvo, sako, aš turiu savo brigadą, sako, nu, įspūdingi žmonės, sako, tiesiog atsivežam, ne, tai yra limitai, nu, užsieniečiai negali dirbti, gali statyti tik tais vietiniai, nu, ir prasideda niuansai, ir ta, kad, nežinau, kiek mes norim šiandien įsiplėšti šitoj vietoj, bet prasidėjo mūsų turbūt 1,5 metų kelionė, iki kol prasidėjo pirmas projektas Vila Meilė. Tai nes atrodo taip viskas paprasta. Dar iki to Vila Meilė, nes tiesiog žinau, kad klientai klausia tų dalykų ir jiem įdomu ta visą istoriją, kaip mūsų komanda jungiasi, iš ko jinai susideda ir kas joje yra ir kaip, kodėl tada turint šią komandą mes taip drąsiai tikimės savo vidinį komunikaciją, komunikuojam, kad mes tikim, žinom ir statysim top 1% vilų, ne tik ten Uluvato, visam Balį ir galbūt netgi Azijoje ir kokie yra elementai, kurie įeina į tai. Tai vad, kad daeiti iki to ir tada pereisim per konkretesnių situacijų ir kodėl ir kaip rinktis galbūt, ar tai žemę perkant Balyje, ar tai projektą perkant Balyje iš mūsų patirties. Bet jo, yra vienas dar etapas, kad tai buvo tokia natūrali seka 4 paskutinių, sakykime, metų, iki kol mes atėjom iki šio taško, kaip aš čia atsiradau ir panašiai, tai buvo dar, kad jūs nupirko žemę su Giedrium ir po kiek laiko mes, va, taip matydami tą sėkmingą gal ir draugų situaciją Domanto su to viešbučiu ir panašiai, mes nusprendėm irgi daryti. Ir mes nusprendėm ir turėjom tokią viziją, kurią aš vis dar tikiu, kad mums pavyks išpildyti. Tikrai taip. Bet padaryti tokių brolių viešbutį irgi
Ir mes pradėjom dėliotis tiek Excelį, tiek kaštus, tiek komandą. Tai va čia atsirado dar vienas labai svarbus žmogus mūsų visam tam. Tai aš gal galiu dar, žinai, papasakoti, nes kaip atsirado jo Andrėja. Tai va tas kertinis gal žmogus, nes, jo, kaip minėjau, tai va su Giedrium, kad identifikavom, kad jo, lietuvis, vystytojas, kad ir kiek turi patirties, kad ir kokį knowledge'ą, turi pradėti nuo nulio. Ir mes tada jo pradėjom ieškoti tų partnerių, sakykime, tik ką pasamdyti. Tai atsirado irgi vienas vystytojas, rekomendavo ten, sako, įspūdingas architektas, parodė ten darbus tikrai tokie futuristiniai, ir mes galvom, nepataupysim. Tai jis vien už mūsų tą master planą norėjo paimti, ir paėmė 10 000 eurų, visas projektas būtų apie 100 kainavęs. Ten turėjo būti šiek tiek didesnis tas projektas, ne Vila Meilė, čia mes kalbam, bet jo mes su juo pradėjom dirbti ir atrodo tikrai futuristinis, gražios idėjos, bet žmogus visiškai nesupranta iš verslo pusės, jisai ten mums projektuoja vilas, kurios gal ten 500 000 kainuos, ir kuriuom nėra visiškai poreikio. Ir mes pradėjom dirbti, ir matom, kad nebus gerai. Tai čia buvo pirmas toksai, patirtis, kuri neprilipo mums. Tada galvojom, gerai, mums būtinai reikia užsienietį kažkokį turėti, ir tada buvo mūsų tokia idėja, kad imkim vietinį gerą architektą ir kombinuokim su kažkokia užsienietė irgi. Tai tuo atveju mums buvo tokia architektė interjeros dizainerė Lenkė, irgi tikrai talentingas žmogus, bet jinai nebuvo daug patirties turinti tenais, jinai gal buvo kažkam padėjus įsirengti namą, bet nebuvo praėjus taip nuo nulio viso proceso. Ir mes galvojom, gerai, nuo nulio proceso ten toks Donis buvo vietinis irgi architektas, mes sukūrėm komandą jiem, irgi pradėjo dirbti, irgi niekas nesigavo. Ir tada vėl ieškojom ir čia tas laikas nėra, kad savaitėm, žinai, su vienais pabandai ten ilgai, mėnesiais ir taip, tu realiai jau turi žemę, tau ta žemė tiksi nuoma, tada atsiranda vienas bandymas, antras bandymas ir tada mes atradom ispanų tokią komandą, Alba ir Alberto. Tai Alba labiau tokia architektė, Alberto jisai toks labiau supranta tą vietinį vystymą ir skaičiukus, tai jie jau buvo tokie, kur mes su Gerium sakom, čia žmonės supranta, kad reikia, kad vila būtų išskirtinė, bet kad ir generuotų finansinę grąžą, ir kad nekainuotų ten 500 000. Tai mes šiaip pradžiai labai patenkinti buvom ir tas dizainas, jie ir suprojektavo Vila Meilę, viskas mums patiko ir atrodo kaip ir viskas gerai. Iki momento, kol tada atsirado Andrėja. Ir tada kitus susitinki tikrai su talentingu žmogum ir jin žiūri brėžinius, žiūri viską, sako Jonai, bet sako, žiūrėk, čia toks ganėtinai elementarus, paprastas dalykas, bet galėtume šitą pakeisti. Ir tada jinkin pasako, atrodo, jo, it's obvious, žinai, jeigu šitą pakeisim, daug geriau bus, žinai, ir ten iš esmės ir mes vilas apsukom, tada įėjimą kitokį padarėm, tenais atsirado tada baseinai didesnės, daugiau erdvės, vietoj to, kad parkingė belenkiek vietos pas mus pradžiai buvo, kad galėjo automobiliai parkuotis ir kur to visiškai nėra poreikio automobilių, tai geriau padarėm didesnį kiemą, didesnį baseiną, ir tada jo, tas žmogus, kur Andrėja pas mus atsirado taip, kad ir gali suprojektuoti, ir gali gražų dizainą padaryti, bet jau ir turi daug skirtingos patirties vystant nuo nulio ir įgyvendinant projektus. Būtent Bali. Būtent Bali, nes jo, šiaip iš Belgijos nuo vaikystės tenais, kaupus patirtį tenais, tiek New York'e buvus, tiek Paryžiuje, tiek Briuselį, dirbus ten su projektais kaip H&M ir kiti dideli brandai, tai įvairios patirties turi. Ten ir prie startupų, ir prie didelių brandų, bet jo, sukaupus patirtį Europoje ir atvažiavus į Balį, tokia, kur kruopšti, talentinga, nuo nulio, nuo A iki Z gali davesti projektą. Tai čia gal norėjau įsiplėsti, kas ta Andrėja ir kaip iki jos daėjom. Ir tada jo, tas žinai, kad... Kaip susiformavo AIA, būtent developments. Tai grįžtam prie to, kad mes norėjom daryti savo tą viešbutį, brolių viziją ir panašiai. Ir sėdint prie Excelių, norėjom finansuotis iš savo visiškai pinigų. Pradėjom dėliotis ir matom, kad padaryti taip, kaip mes norim. Ir čia gal gerai irgi paminėjai, kad yra daug architektų, daug vietinių kažkokių vystytojų, kurie... Jie gali, tu jam duosi biudžetą, jie padarys gal su tuo biudžetu, bet vienas dalykas yra, kai tu kalbėjai apie žemę Niang nuvažiavęs, tai ar tu jėsi tą viešbutį, ar tu jausi, kad kažkokią emociją, kur kažkas artima, kur kažkas šilta ir tiesiog malonu tenai būti, ar tai bus tiesiog dar vienas blokelis, ko tenai yra ir taip belekiek.
tiesiog ta štampovkė mes vadinam, tai tiesiog štampovkinis projektas. Ir kai mes identifikavom, kad mes galim padaryti, mes galim tilpti tą biudžetą, į kurį turėjom, bet tai nebus kažkas, kuo mes didžiuosimės, ne tas kažkas, tiesiog kur teiks mums patiems džiaugsmo, tai bus tiesiog dar vienas, mes tiesiog nusprendėme nebeiti to keliu. Ir kadangi Andrėjau buvo komandoje, jinai buvo ir įsitraukus jau su Vila Meilė procesuose, tai mes tiesiog pradėjom su ją kalbėtis, kokio jos yra vizija, ko jinai nori ir panašiai, iki kol mes priėjom, kad mes visi norim sukurti kažką daugiau ir sukurti tokią erdvę, kurią galėtumėm didžiuotis ir kad tai nebūtų dar vienas bet koks projektas, o kad tai būtų kažkas, ko galbūt nėra, kažkas, kas yra kitaip, ar tai konceptualiai, architektūriškai, ar bet kokie kiti sprendimai, kurie būtų, bet mūsų visa idėja ir buvo visų trijų sutampanti vizija, kad tai turi būti top 1. Net Andrėja išreiškia, kad jinai nori, kad jos architektūriniai sprendimai, ar vilos, ar projektai būtų tenai pačiuose geriausiuose pasaulio dizaino žurnalų viršeliuose ir panašiai. Yeah. Tai ta vizija ir sekė. Ir taip susikūrė, kad mes turėjom tą žemę, ant kurios norėjom statyti viešbutį, tą žemę suprojektavom Vila Jūra. Ir nuo to susikūrė. Ir dar vienas gal svarbus momentas čia pabrėž, nes dažnai gaunam irgi tų klausimų ir iš šitos istorijos irgi, kad pasakojom, tai taip gal net sakyčiau apibendrinant, netgi gal labiau, kad tai Jonas išvažiavęs į Balį, tai tenai first hand, matai, kaip viskas vyksta. Aš prisimenu, mes belė kiek turbūt valandų pokalbį esam turėję, kur tu ir pasakojai, net nebūtinai iš artimų draugų, bet iš tiesiog pažįstamų, kadangi tenai visi stato, visi įsivėlė ir kiek daug visokių negatyvių dalykų nutinka, kur ten apgavystės, ten statybininkai tenai pridaro nesąmonių ir panašiai. Ir tada turėjom pavyzdžių, kaip artimas draugas Domantas, tada tavo bičiulis ir mūsų partneris kartu su Amaja Tadas, kaip vysto. Ir matėm tiesiog tuos pavyzdžius, kur formavosi tiek vizija, kas vyksta pačiam Balį, pačiam Uluvatų, kokie yra poreikiai ir kaip kas keičiasi ir kaip tada gal man atėjus suprantant marketingą, ir dirbu su ten didžiausiais ir vienais greičiausiai augančių ten visokių startupų Europoje ir su PepsiCo, Gatorade ir visa kita. Tai tu irgi matai tą viziją, ko reikia, kad tu outperformintum ten, žinai, 10, jeigu ne 100 tūkstančių kitų skincare brandų, kai tu turi skincare brandą, su kuo tu dirbi, tai tu turi kažkaip įsiskirti. Tai visą tą pradėjus dėlioti, pradėjom matytis tiesiog, ko reikia tai rinkai. Ir tada, ko mes žinojom, kad mes nenorim rizikuoti, failinti ir tiesiog tikėtis gal naiviai, kad darom ir bus viskas gerai. Tai dėl to atsirado Andrėja ne kaip samdoma darbuotoja, ne kaip įmonė, kurią mes mokam, bet jinai atsirado kaip co-founderė ir didelė akcininkė, sakykime, lygiavertė su mumis, kad tiesiog būtų ta vietinė patirtis, apie ką tu pasakai. Kuri... Tu gerai palėtei, žinai, nes aš gal norėčiau atskirti šiek tiek dvi temas. Tai prieš tai buvai paminėjęs, žinai, štampovkę, vienodos vilos, tada paminėjai, kad tos besėlės vilos. Tai manau, gal galim, žinai, ir nueiti atskirti dvi temas, nes viena yra suprojektuoti gal išskirtinį dizainą ir pastatyti kokybiškai, bet kita yra, ką tu paminėjai ir kur tu turi, ten, nežinau, tu tiksliau žinai skaičius, bet virš 100 milijonų eurų marketinginiam biudžetui išleidęs ir prigeneravę esat daug milijonų įvairiem brandam, tai tu puikiai supranti tą visą kliento kelionę, marketinginę pusę, tai aš gal ir norėčiau čia biškutį atsiskirti, žinai, kad viena pusė yra geras dizainas išskirtinis, kokybiškai pastatytas, bet kai tu turi vilą, kaip padaryti, kad į ją norėtų atvažiuoti. Tai ir žinai, mes gal dabar vėl grįžtant prie rinkos, tai gal dabar nėra to tokio didžiulio poreikio, nes kaip aš matau tenais būnant. Tai kai aš atvariau Balį, tai buvo daug vietinių labai paprastų vilų. Tai net jeigu jos ir buvo naujos vilos, tai buvo vietinių architektų ir gal vietinių investuotojų pastatytos vilos. Toks paprastas balinys, naujai pastatyta vila, žinai. Tai nieko išskirtinio nėra. Po to atsirado jau, žinai, kita gal tokia banga, kad jau užsieniečiai vystyti atvarė, jau daro kažką labiau moderniau, kažkas painiau, bet tada tai yra tiesiog pastatas, kuris gal ir faina,
bet nelabai mes turim tų tokių scenarijų ir pavyzdžių, kur būtų ir geras architektūrinis, ir kokybiškai pastatytas, ir kažkoks konceptas atsiradęs. Tai gal tu gali labiau papasakoti iš to koncepto, po to galėsim grįžti labiau prie statybų, kas statybose svarbu apskritai visam procese. Jo, tai tiesiog irgi žiūrint į laiką, kad spėčiau viską apšnekėti, bet esmė kokia, kad kaip mes, ir kalbėjom ir dabar paminėjai, kaip keitėsi ta rinka ir kokybė, ir tie projektai, bet yra dar man ką norėtus dadėti, vienas dalykas yra besėlės vilos, bet gražios, kitos yra gal negražios ir besėlės, bet tenai, pavyzdžiui, pigiai padaryta ir tiesiog toks segmentas, bet yra daug tų niuansų, kur kas liečia kokybę, išpildymą, tą longevity, sakykime, tenai vilos ir aišku, Balis nėra ta rinka, kur tu tenai lietuviško kokybę galėsi padaryti ir tai niekada nebus ta vieta, kur bus lietuviško kokybė, bet vis tiek yra skirtumas, kaip tu buvai pasakojęs, kad susitinki su ten statytojų ten komanda ir tavęs klausia, ar tu ten savo ar pardavimui. Ir kad tai gal galiu truputį ir įsiplėšti šitoje vietoje, gal tada po to prieisim prie koncepto. Tai yra daug tų, ką ir paminėjai, iš tikrųjų pirmas klausimas tų vietinių vystytojų, nes vėl grįžtų, kad užsieniečiai negali statyti, tai vis tiek stato indoneziečiai ir tu juos arba įdarbini, arba samdai. Tai jų pirmas klausimas yra, ar statai savo, ar tu pardavimui. Ir toks natūraliai kylantis klausimas, koks skirtumas. Tai žiūrėk, visi, pas mus stato taip, kad jeigu pardavimui mes padarom daug pigiau, sutaupom ant medžiagų, bet ir jie toks labai natūraliai, bet tai juk niekas nepamatys. Pridavimo dieną, aš tau galiu garantuoti, niekas nepamatys. Ir tada mes tai puikiai suprantam, kad už 6 mėnesių, kai yra tropinis lietus, tau ta vila pradės bėgti, stogas svarva, pelėsis įsimeta. Ir tada čia gal irgi Rūta iš tikrųjų yra gražų tokį pavyzdį davus, kad reikia rinktis vystytoją, kuris plaukia vienoj valty su jumis. Ir yra vieni vystytojai, kur pastato, parduoda ir viskas, užsibaigia ta kelionė. Ir jiem tada yra iš tikrųjų, ar ta vila ten bėgs, ar kas su ją bus. Tai ir jie tiesiog, toks gal labai paprastas dalykas, irgi, kai atvaro net į Balį investuotojai, buvo toks vienas investuotojas, Jonai, pas jūs labai brangios vilos. Ir tiek tu, tiek aš žinai, kad mūsų profitas ten nėra kažkoks milžiniškas, jeigu imam vieną unitą, tai ir atsiduriam situacijai, kad arba kitas vystytojas parduodantis pigiau pats neuždirba nieko, arba jo lokacija yra visai kitur nei nuo mūsų, tada yra senamiestis versus ten Pašilaičiai Perkūnkėmis, arba jie taupo kažkur. Tai dažnas iš scenarijų yra, kad jie taupo. Tai čia reikia tiesiog natūraliai, smalsiai pasiklausinėti klausimų. Jeigu tu matai gerokai pigesnę vilą, tu paklaus, kodėl viena yra brangesnė, kodėl kita yra pigesnė. Tai irgi, kitiem nes pasiūlymės tokia statistika, kad virš 50% investuotojų net nėra buvę Balį. Ir tada jie sako, Jonai, aš kai atsidarau žemėlapį, ten toks skirtumas tarp jūsų lokacijos ir ten kitur. Ir ten iš tikrųjų 2 kilometrai gali daryti huge difference. Ten visiškai keičia vaibas. Ten gali būti pramoninis rajonas ir kur ten senamiestis. Tai tokie atrodo, keli paprasti klausimai. Jeigu matai kažkur gerokai pigiau, tu įsitikink į lokaciją, tada tu įsitikink į tą vystytoją, ar jie netaupys tenais per medžiagas. Ir tada tu plius minus jau gali suprasti. Jo, čia tų klausimų, aišku, daug yra, kodėl, kaip atskirti, nes, pavyzdžiui, aš irgi galvoju, tai aš paklausęs, kokius vamzdžius deda, žinai, tai jie man belia ką pasakys ir aš neišsikasiu, nepatikrinsiu, bet man irgi įdomu, aš nežinau, kaip tu galvoji, kaip tu, jeigu eitum dabar į skambutį, sakykim, lietuviai, nelietuviai, nesvarbu kas, bet kokie būtų kertiniai klausimai. Tai vieną paminėjai lokaciją. Visiškai lokacija. Kitas, man atrodo, ko gal nepaminėjom, tai yra komanda, kuri bus atsakinga už statybas, todėl kad net vieną projektą Lietuvoje patys analizavom ir žiūrėjom ir tiesiog neminint gal tiksliai kas, bet tiesiog, kad matėm, kad kur mes identifikavom per kalbantį su visais, kad kas gali būti blogai, tai ten atrodo ir yra, neišsiplečiant, bet tiesiog, kad greitai. Ten gal gerai, kad priminė, turbūt labai geras pavyzdys, nes NT Camp'e mes susipažinom su vienu lietuviu ir aš pradžioj netaip supratau, kad pirmas mano buvo toks, kad jis vysto, jis man atsiuntė savo prezentaciją ir aš taip žiūriu,
Nu ir toks pagrindiniai mano, kur vat, galvoju, kad yra rizikos ir kur reikia atkreipti dėmesį, nu, tai pirmas buvo lokacija. Nu ir matau, ten, pavyzdžiui, pradeda nuo to. Finansinė graža, tokia pat kaip pas mumis, ten 15-17%. Nu ir aš tada žiūriu, smalsu, įdomu, kur lokacija, pramoninis rajonas. Ant žemėlapio netrodo, kad skirtusi ten baisiai, bet yra Ungasanas ir nuo mūsų ten Binginas Padangas. Nu, kardinaliai skiriasi, niekas nenori būti pramoniniam rajone. Lokacija. Tada toliau žiūri, kas sudaro komandą. Architektė yra vietinė. Žiūriu į dizainą, aš jau žinau, kad ir kokia būtų gera vietinė architektė, jin tiesiog nesupranta europietiškos kokybės. Tai yra visiškai kultūrinis, nu, jiem nereikia to, ko reikia mums. Tada žiūri į dizainą, yra daug open space. Iš vizualo atrodo gražiai, kitų supranti, kad tai yra tropinis lietus, kur tu atsidursi, tai lyja lietus, bus pilna lapų, visada bus murzina, bus daug visokių vabaliukų, drėžiukų tenais, nu ir taip būna, jų ateina, nu reikia suprasti, kad tai tropinis klimatas, bet kai open space'as, nu tai ten bus balaganas, nešvaru, tai žodžiu, lokacija, tada daro vietinė architektė, kur, nu, geriausias scenarius tai yra, kad europietė daro kartu su vietiniais, nu ir trečias buvo toks, kur man red flagas yra, parašyta italas projektų vadovas. Nu ir patirti yra taip, kad jeigu yra projektų vadovas užsienietis, tai tau vietiniai ateis, sakys, yes sir, sorry sir, ten atrodys, kad jie labai ten tau nuolankus yra ir tave ten gerbė. Reali situacija, vietiniai tie, nu sakykime, gal mažiau finansinį ar tiesiog edukacijos mažiau išsilavinimo turinti žmonės atvažiavę iš kaimų, jie niekada negerbs užsieniečių, niekada neišlaikys respekto, tai turi būti vietinis, suprantantis kultūrą ir, nu, va taip sakant, žinantis, kaip išrašyti pizdako. Tai jie niekada negerbs užsieniečių. Nu, tai va, lokacija ne kažką, tada dizainas, nu, netitinka europietiškų, sakykime, standartų ir, nu, kaip minėjau, vietinė architektė negali padaryti gerai, tada projektų vadovas užsienietis, kur niekada jo negerbs vietiniai. Nu, tai pirminiai va tokie 3, kur aš jau va žiūriu, kad, nu, 17% hebra negeneruos. Nu, ir tada, nu, dizainas jau yra, sakykime, skonio reikalas. Man nepatiko dėl tam tikrų priežasčių, bet jo, ir tada aš gal tada įvesiu, kad, nu, tai kaip vat turėtų būti, ne, lokacija, nu tai galima atsirinkti, vat sakykime, jeigu mes... Gal čia vat dar irgi šoksiu, kad esmė kokia, kad visi tie faktoriai, ką kalbi, gal ne visi yra blogi kaip faktum, bet tu tada lygini su kaina ir tada rinkos kokia yra pasiūla. Nes, pavyzdžiui, tas rajonas, ne, kažkokiam segmentui žmonių, tai jisai gal tinka, bet jeigu tu lygini kainos, sakykime, tada skirtumą ir ten, jeigu jinai yra panašiai ir skiriasi prie 20% pigiau ir tada tu, nu, pasižiūri šitos faktorius, tai tada ryškiai prasilenkia su, nu, realiai. Jo, tai vat tas ir yra, kad reikia suprasti, kad jo, jeigu kaina kardinaliai skiriasi, nu tai faktas, kad Pašilaičiuose yra auditorija, kuri atvažiuos ir tenais gali viskas būti gerai, bet tada tu atsidarai Excel ir tu žiūri, nu, kad ar ta kaina tikrai ant tie kardinaliai skiriasi, tuo atveju nesiskiria. Tada jo, gal grįžtant dar, kad vat, tos gal naudos duoti, kaip vat, klausytojai, tai kaip išsirinkti. Tai vat, lokacija jo, sakykime, Binginas, Padangas area, tai yra Primas, visur kitur, kuo toliau, tenais prastėja lokacija, tada negali būti vien vietinė architektė, turi būti kombinacija. Taip pat ir su projektų vadovu, tai būtina, kad būtų, nu, pavyzdžiui, pas mus kaip yra, tai yra tie vietiniai brigadininkai, tada yra tokie site manageriai, kur kiekvieną dieną juos prižiūri, valdo tenais medžiagas ir taip toliau. Tada yra vietinis projektų vadovas ir tada vietinį projektų vadovą prižiūri dar užsienietis projektų vadovas ir tada yra dar Andrėja, kuri irgi visą komandą kuruoja. Nu, tai va, tų layerių sluoksnių yra, nu, ganėtinai nemažai, va taip tu suvaldai tą tokį, sakykime, galimybę rizikom. Tai va čia jo, kas sudaro tą komandą. Nu ir tada jo, Excel skaičiavimai, gal va tada grįšiu prie tos Excel lentelės, kad aš kadangi va ir pats paminėjai, kad nueinu į tos skambučius, karts nuo karto seniau, tai dariau tą researchą, dabar iš smalsumo nueinu. Ir jo, tu va įvertini šitos dalykus ir tada tu žiūri, aha, tau žada tenais, tarkim, 17% gražą. Tu žiūri kokią kainą, įsivertini tuos dalykus. Labai svarbus momentas pasižiūrėti, kiek vystytojai sako, kad bus mėnesinių išlaidų, ar kiek bus mokesčių. Ir iš mano patirties tai būna parašyta 20% ir žvaigždutė, arba ten 25% ir žvaigždutė. Neįmanoma. Neįmanoma padaryti, kad būtų mažiau negu 40%. Ir tada vėl tas investuotojas patenka į tokius pastus. Jisai atsidaro, ten, tarkim, jam gal dizainas patiko, tenais viskas kaip ir atrodo logiška,
atsidaro tą Excelį, jeigu ten įvertina 20%, tai tas Excel lentelė labai gražiai gausis. Ir tada rezultate, kai reiks pradėti generuoti pajamas, jam sakys, oi, žinokit, čia dasideda 10% ten valstybės pajamų mokestis, oi, dasideda 5% service fee, oi, čia komunalinė nebuvo įtraukti. Ir tada tau, kai dasidės dar 15 papildomų ten procentų, ar ten net 20%, nu tavo tie skaičiavimai 17% nebesigaus ir tada tu esi kaip investuotojas spąstuose. Nes tu jau įsigijai vilą, jau pradėjo jinai generuoti pajamas, nu ir tau automatiškai, žinai, ten taps iš 17 gal į 11. Nu tai vad gal dabar galvoju, taip vad pagrindinius dalykus iš tų rizikos pusės gal ir aptariam. Taip, tai vad man čia toksai yra, kad vad norėsiu įeiti ir papasakot, kaip mes žiūrim, tiesiog, kad ir investuotojas galėtų atsirinkti, domintis Balyje, bet tada mes lygiai tos pačius klausimus kėlėm ir savo. Tai vad tu jau papasakoji apie komandą, tai kaip mes užtikrinam tą kokybę ir galbūt mes identifikavom tiesiog kelis elementus, kad tos vilos būtų top 1%. Tai vienas yra statybų kokybė, kad vat, nebūtų tų dalykų, kuriuos jau paminėjai, nesikartosiu. Kitas dalykas, tada atsiranda, kad žemė ir lokacija ir kaina ir visa kita būtų vis tiek patraukli investuotojui dėl grąžos, bet ir patraukli tam turistui, kuris nuomosis rezultate vietą. Tai šitas labai svarbus elementas. Ir trečias elementas yra tas, kad o kas yra tas ekstra žingsnis, kaip tu sakai, dėl ko ta vila tampa geresnė negu 100 ar 1000 kitų panašių opcijų, panašioj lokacijų, panašiam price range, ar ten tiesiog. Tai gal aš tau užduosiu klausimą. Tai vat mes turim gerą lokaciją, mes turim gerą dizainą, mes turim kokybiškai pastatytą vilą, kokia tavo nuomonė, ko mes trūkstam. Tai vad gal tu gali išsiplėsti labiau vat iš savo patirties, iš to, ką tu dabar darai ir ties ko tu dirbi ir kokia yra mūsų vizija, koks vat yra gal tas ekstra momentas, vat nekartą paminėjai 1%. Tai mes jo turim gerą lokaciją, turim išskirtinį dizainą, kokybiškai pastatytą vilą, kas tavo nuomonė turi būti dar, kad tikrai mes užtikrintume tą 15-17% grąžą. Tai va aš galvoju, kad ką mes dabar turim, to jau užtektų, sakykime, dėl lokacijos, dėl dizaino ir visų tų elementų, bet koks yra mūsų žingsnis, kad tai būtų ne ateinančiam ten 2, 3, 4, 5 metam patraukli vieta, iki kol ten atsiranda kažkokių kitų. Tai tikslas yra, o ką galim sukurti, kas būtų nenukopijuojama, kas būtų identitetas kaip tik tai mūsų. Ir jeigu tu nukopijuosi, tai bus labai aišku, kad tu esi tas, kuris nukopijavo, o ne tas, kuris yra originalus. Tai būtent dėl šitos priežasties mes nuo pat pradžių, tai ne tik tai dirbom kartu su Andrėja dizaininant tą vilą, bet mes įtraukėm ir Gretą Kulišaitę. Kodėl? Todėl, kad pamatėm labai aiškiai pas Domantą, kodėl influenceriai norėjo ten varyti. Nu, nes aфиgenas kontentas gaunas, aфиgenai video, aфиgenas nuotraukos ir panašiai. Tai todėl komandai atsirado Greta, kad jinai, dirbant su Andrėja, kartu kurtų tas erdves, tuos kampus ir tiesiog vietas, kur tos nuotraukos atrodys gražiai. Nes kas yra svarbiausia, kad kaip investuotojas, jisai gal nuvažiavęs, jisai tai nesifotkins, bet kas fotkinsis, tai tas, kas nuomosis. O tas, kas nuomosis ir generuos grąžą investuotojui. Tai mes, kadangi tenai tiek gyvendami, tiek matydami poreikį ir panašiai, mes suprantam, ko reikia, kad tenai važiuotų. Tai šitas jau yra elementas, kad visa ta erdvė ir bendras pastatas ir individualios vilos ir erdvės tarp vilos ir pastato ir parkingo ir visa kita būtų vietos, kurios skatintų pasidaryti nuotrauką, dalintis ir kitaip plėsti. Bet ką mes supratom, kas neįeina ir kas yra nedidelis kiekis projektų, tai aš, kaip pažiūriu Lietuvoje, tenai, žinai, kažkoks projektas, nežinau, belė kokį dabar sugalvosiu, tai tiesiog užmeta tą tokį kaip tagline sloganą, kad, ten gamta mieste tenai, žinai, ar kažkoks gamtos jausmas mieste. Bet tai kažkaip tiesiog yra marketinginis gal labiau, kažkiek ten dizainą gal atliepia, gal ne. Bet pas mus kas yra, tai prie mūsų komandos irgi prisijungia Benas, kuris dirba Senior Visual Merchandiser Middle East regione Dolce Gabbana. Ką tai reiškia, kad jo yra atsakomybė, kaip konceptas, pavyzdžiui, parduotuvės ar produktai ar kažkokią misiją, kurią nori gyvendinti, kaip ta erdvė parduotuvėje susikuria taip, kad atėjus žmogui jisai pajaučia emociją, jisai nori pirkti tą, o ne tą, neiti pas konkurentus, pasilikti čia ir panašiai, ir jo yra šita esmė. Tai kartu su Benu mes kuriam, konceptas jis yra sukurtas Where Chaos Meets Stillness, bet kaip visa tai patampa
patiriama, išgirstama, paliečiama ir visi tie dalykai. Tai nenoriu gal išsiplėsti per daug, kas į tai įeina. Bet papasakok, žinai, nes mes kai turėjom prezentaciją ir kai jūs su Benu pristatinėjot komandai, man buvo toks, wow, tipo, žinai, net nepagalvotum ir tokie kartais simple dalykai. Tai gal nepasakok visko, nes it's ongoing process, bet, kelias idėjas, žinai, kad, klausytojų galbūt lengviau suprasti, žinai, tai apie ką mes čia kalbam, kas ta siela yra, žinai, tai vieną kitą pavyzdį. Jo, tai neįsiplėsiu, nes manau, mes padarysim podcastą vien skirtą tam, nes tai yra tokia platumo tema ir tiek daug dalykų, bet kad tiesiog suprast, kas tas konceptas yra. Tai vienas dalykas yra, kur tu pasakai, kad where chaos meets stillness, bet kitas dalykas yra, kaip atvažiavęs turistas, kuris nuomosis, kaip jisai pajunta ir supranta, kad tai yra where chaos meets stillness, kodėl jūra yra faktorius ir kaip tai atsispindi vilose. Tai visi tie dalykai, kad per ką mes perleidžiam, kad tai atsiras erdvės ir visi dizaino ir interjero elementai, kurie atlieps tą. Tai visa kokia mūsų misija yra, kad chaos, o gal idėja, tai pasakysiu, kad chaos tai yra tas žmogus, kuris atvažiuoja. Tai mes visi turim savo problemų, mes turim, kur mes nespėjam, kur mes skubam, kur mes ten kažką pamiršom, kažką reikia padaryti, kažkokie finansiniai, galbūt sveikatos, kažkokie, visa tai kelia chaosą. Ir mes žinom, kad tai nėra įmanoma, kad, yra įmanoma, bet mes nesiekiam tenai nueiti visiško dvasiškumo, tenai viršūnę, kur tu užsidarai nuo pasaulio ir visuomenės ir savo kažkokių poreikių ir patampi medituojantis, kuris tenai galbūt nebepatiria tų dalykų, bet mes norim bent laikinai, tam žmogui, kuris atvažiuoja nuo 2 iki 5 dienų, o ne average pas mus apsilankyti, sukurti erdvę, kuris gali pajausti tą stillness. Tai kiekvienas žingsnis viloje, tiek viloje, kurio gyvensi, tiek iki keliukose jose, bendrame pastate, tai visa tai skatins sustoti. Tie elementai, vėlgi, čia reikėtų įsiplėsti gal viso, kaip tas sustojimas bus, bet jeigu tu paimsi pirtis, tai nėra paprasta pirtis, nes jinai bus sudizaininta taip, kad jinai verstų sustoti. Jeigu tu paimsi bendrą pastatą ir tos erdvės, jos visos verčiančios sustoti. Tai visi tiesiog dizaino ar konceptualūs tie dalykai vers sukurti erdvę, kur žmonės tai žiūrės ne tik tai kaip vietą, kaip apsistoti, bet tai žiūrės ir kaip į meno kažkokią dalį, kurią norėsis dalintis, o ne tiesiog, kad gražus dizainas, bet jisai tuščias. Yeah. Tai visas tas jausmas, kurį kursim, tai ir bus per jausmą, per lytėjimą, per regėjimą, per klausą ir per visus kitus pojūčius. Aš gal vis tiek tada dar pasidalinsiu vienu kitu pavyzdžiu, kas man įstrigo, žinai, tai mes turim, tarkim, Balis, daug tropinio lietaus ir ten viena iš idėjų, ką jūs sugeneravot, su Benu, tai kad padaryti ten tam bendram pastate vietą kaip skylight, nežinau. Aš galiu gal pasakyti tiesiog, kad lietui lyjant, jisai lyja kiaurai, sakykime, lubas ir gaunus toksai fontanas, bet viso esmė kokia yra, kad eina tokia, ta instaliacija, jinai egzistuoja jau pasaulyje, bet kad eina tokie metaliniai, kaip sakykime, vamzdis ir ant jo gale yra toks gaubtas, kad kai lietus lyja, jisai krenta tie lašai ant to gaubto ir kuria tokia kaip muzika. Yeah. Tai tokie elementai, kurie tiesiog priverčia sustoti ir atkreipdėmėsi, kas čia yra, sustoti, pasižavėti ir tą sekundę, ten sekundės ar kažkokias dalis. Tai ir yra apie tą sustojimą, kuriam tu gali būtent, kad tai yra pritaikyta prie gamtos, tas sprendimas, ten žinai, man pavyzdžiui, smulkus momentai, tai kadangi pavadinimas yra jūra, ten where chaos meets stillness ir ta idėja, pavyzdžiui, tai vieną paėmėm gal toks labiau architektūrinis kažkoks, kitą labiau galim paimti, kad welcome gift, tai žmogui tas mažas buteliukas su ten sendintų raštu, kad jis galėtų palikti nuo savęs, ar tai savo į ateitį, ar kažkam kitam palinkėjimą, ir ten didžiulė siena, kur tu meti tos buteliukus, jie kaupės ir tu ar tai grįžęs jį susirandi ir paskaitai, ar paėmė kažko kito. Visos tos idėjos, aš matau, kad mes neturim laiko, nes atrodo, tik pradėjom paliesti idėjas ir norėtus dar jų pripasakoti, žinai, tai aš manau, kad gal mes galėsim antrą dalį padaryti. Bet man tiesiog gal norėjos, kad vieną kitą idėją paminėtum, kad ne tik būtų, žinai, tas iš konceptualinės pusės, kad ten tu ateisi ir tu jausi kažką, bet konkrečiai kokie pavyzdžiai. Tai žinai, aš tik tai gal tų pavyzdžių ir mes padarysim tikrai, kur įsiplėsim ir papasakosim daugiau, kai tai bus finalizuota, bet svarbus elementas, kodėl tai yra iš vis svarbus dalykas, apie ką kalbėti. Tai jeigu yra
listingė, ten 500, 200, 100 ar kiek available tų vilų, ane, kaip mes įsiskirsim savo dizainu iš visų, tai mes jau šitą esame išsprendę klausimą. Ir kitas dalykas yra, o kaip žmonės mumis susiras ne per Airbnb, kaip nedependent ant tų platformų, nes ten gali keistis kažkokie tenai, nežinau, kaštai tenai padidėja, ten dar kažkas, bet visa mūsų esmė yra, kaip mumis gali susirasti per Instagramą, per social media, kaip kad influenceriai, kurie atvažiuoja, jie norėtų dalintis, norėtų ten apsistoti, tada žmonės, kurie matė influencerius, jie norės tenai varyti, kaip sukurti tiesiog, kad taip taptų traukos centras, ne tik tai internal svečių, bet ir external žmonių, kurie tiesiog nori atvažiuoti ir tenai būti. Tai visi tie elementai mes juos įsiplėsim daugiau ir gal tiesiog apibendrinant apskritai viską, ką kalbėjom, Trumpai palėtėm jo, bet jo, ką tu pasakei, tai turi būti signature moments, kai atvažiavęs svečias, jisai žino, kad būtent čia nori nusifotkinti. Tai kaip tu minėjai, manau, kad gal net ir Gretą ir Beną galėsim pakviesti ir padaryti atskirą. Tai va šiandien gaila, kad neturėjom pakankamai laiko, nes manau, kad šiandien būtų galėję gautis ir kelios valandos, kad viską paliestume, nes buvo toks truputį palėtėm šitą, norėtume kaip ir įsiplėsti. Tai jo, dėl laiko stokos, bet gal jo, apibendrinant, ne, tai kas yra sėkmingas projektas, kaip atsirinkti sėkmingą projektą, tai apibendrinant, lokacija. Jeigu jūs jau išsirinksit gerą lokaciją, jūs turėsite ten 12% metinę grąžą bet kokiu atveju. Jeigu dar ir bus geras dizainas, kur gal uždėsiu akcentą, geras dizainas atitinkantis auditoriją, nes tas geras dizainas gali būti, man rodo, irgi prabangios vilos, tenais didžiuliai baseinai, 500 000 eurų, žinai, Balio standartais tai yra daug, bet ji netitinka auditorijos. Tai geras dizainas atitinkantis jau auditoriją, kokybiškai pastatyta, atsirenkant vystytoją, kur minėjau, ir komandą, žiūrėti, kas yra architektas, kas projektų vadovas, pasiklausyti ten material list, kad ten buvai paminėjęs vamzdžiai, ar tenais blokeliai, tu gali naudoti, ten batako tokie yra blokelis, kuris kaupia vandenį, automatiškai daugiau drėgmės, įsimeta pelėsis ir atsiranda daugiau problemų. Tai tokie keli dalykai ir tada paskutinis, kur mes gal padarysim atskirą podcastą, kad visą tai turint, ką tu gali padaryti ekstra. Tai čia yra konceptas ir tos idėjos, kurias mes dabar palėtėm ir nebeturim laiko išsiplėsti. Tai turbūt apibendrinant taip, aš manau, kad jo, toksai, bent aš jaučiuosi, kad mes būtume galėję gal daugiau papasakot, bet dėl laiko stokos. Bet čia nėra blogai dėl to, kad šitas podcastas irgi svarbu suprast gal klausytojui, kad tai yra testinis dalykas, kurį tęsim. Ir to Jonas įskrenda atgal į Balį, toliau tęsti priežiūrą visų tų procesų, kurie tenai vyksta ir dėlioti sekančius žingsnius. Tai tenai Balyje yra Andrėja, kurią mes minim, bet niekas jos nematė, gal nežino ir nepažįsta. Tai atsiras ir podcastas su Andrėja ir kitais žmonėm, kurie vietoje dirba. Taip pat pakviesim ir kitus žmonės papasakoti apie konceptą ir panašiai. Ir visus kitus dalykus, kurie yra įdomus. Tai aš gal noriu dar kartą pakviesti, kaip ir po kiekvieno podcasto pabaigoje, kad klausytojus klausti kažkokių klausimų, kurie jum aktualūs. Ar tai yra apie mūsų vystomus projektus, ar apie Balio rinką, kaip apie rinką ir kažkokius specifinius dalykus. Tiesiog kas kyla, mes stengsimės atsakyti ir paliesti, kad tiesiog mažinti tą mitus, nepagristas baimės. Jo, iš tikrųjų, turbūt labai gerai, nes mes galėtume pasakoti apie kiekvieną paliestą temą, turbūt valandas, tai būtų labai gerai, kad jo, iš klausytojų pusės pasakykit, kas jums įdomu, nes gal jūs jau turit pakankamai daug informacijos apie kaip įsivertinti gerą projektą iš finansinės pusės. Gal jūs ten puikiai suprantat, kas yra žemės nuoma ir taip toliau, ir gal jums įdomiausia dalis būtų, konceptas, papasakokit daugiau kaip tas konceptas. Tai tiesiog duokit mum, nežinau, vieną kitą klausimėlį ar direction, į kur nueiti ir tada mes jo galėsim įsiplėsti. Ir ką Arnas pasakė, tai yra testinis dalykas. Aš grįžtu į Balį, mes pratęsim podcastą tenais, tai bus labiau svečiai ir svečiai ir temos labiau, kas vyksta Balyje. Arnas tęs podcastą čionais, labiau gal iš tos koncepto pusės, marketingo pusės, kaip tikrai užtikrinti tą 15-17% metinę grąžą. Ir jo, laukiam klausimų, mums visada čia smagu sugrįžti, padiskutuoti ir manau galėtume kalbėti. Bet jo, kad būtų labiau naudinga jums, tai lauksim jūsų klausimų. Kol kas tiek. Ačiū. Gerai. Čiau.